Sveiki visi žuklės broliai. Šiandien esu Ignalinos rajone, nusprendžiau išbandyti dar vieną ežerą. Tai šiandien esu ant Disnų. Ežeras didelis, iššūkių bus, nėra didelių duobių, kiek žiūrėjau. Manau, reiks paieškoti, pabandysiu vobleriukų. Jeigu nepavyks, tada gumų pamėtysiu. Oras atrodo šiandien geras, šilta, tai bandysim paieškoti. Aišku, pradėsim žvejybą nuo žemėlapių. Prieš atvažiuodamas dar nieko nežiūrėjau, nieko netikrinau, tai dabar ant vandens pastikrinsiu, gal kokių perspektyvų vietų ras, gal kokių žolių. Tai bandysim pagauti vieną kitą lydeką. Tai žiūrėsim, kaip seksis. Tai pradėsim nuo žemėlapio. Halotę tokį turiu. Kažkas tai matosi. Kažkokie kalniukai. Kažkokios duobės gylės iki 6 metrų. Kažką imsim ir bandysim. Galbūt tokių kalniukų, ten bus povandeninių žolių. Kitas ežeras didelis, tai yra ką bandyti. Prasiskanuosim, pasižiūrėsim. Yra aplinkui čia visokių nendrių žolių išlindusių, tai pasibandysim. Krante viena mašina su valtim. Iškrauta, tai jau kažkur plaukia, vietiniai žino, kur gaudyti. Tai ką, imam meškerę į rankas, galbūt atrasim, kas čia patinka lydekoms. Ką, važiuojam. Pirmas kibimas. Lydekaitė. Planas kažkiek veikia. Patikrinau vieną iš povandeninių šitų kalniukų. Tokia silkutė. Prisivalgius kažko. Pilna. Matosi žuvis viduj. Apie 50 centimetrų. Tokia. Opa. Torpėda. Važiuojam. Spadžiakalas dirba visur. Ką bandom dar? Gal kas pakliūs.
Papa, sėdi. Dar viena. Žolės eina. Su žolėm ateis. Oi, kokia silkutė. Išsižaisk. Mažytė kokia. Nu, dar viena silkutė. Opa. To pačio kalnelio. Porą lydekaičių. Tas pats tvičas. Tas pats masalas. Panašus dydis. Ką noriu, tą ir gaunu. Kibimų. Svarbiausia. Trofėjų čia nelabai tikiuosi, nebent netyčiukas papuls besivaikant šitas lydekaitės. Gylių nėra labai, tai čia per sunku baisiai ir prisirišti prie kažko, tai va. Senas žolės, likusios dar porą metrų gylio. Slepiasi, yra va, kur pasislėpti lydekaitėm. Ir sėdė aš čia. Matau, keletą valčių velkiauja aplink krantus. Velkiautai gal ir smagiai tokiam ežere. Didelis ežeras. Praplauki pirmin atgal. Gyliai baisiai nesikeičia. Užsidedi vienus woblerius ir plauki. Opapa. Sėdi. Sėdi silkutė. Trečia. Ajajaj. Ajaj. Nu, baisu čia su jom. Reikia pasiimti replės iš karto. Nu, trečia mažylė. Ilgą laiką praplaukiau be kibimų. Kažkaip tai netikėtai radau vėl žolytas. Sustau pamėtyti ir kibimas. Batimetija rodo 4 metrai, bet porą metrų tik tai gylio. Biškį netiksli. Žolytis pilna. Netikėtai papuoliau. Bandom, gal netyčia atsidarysim. Sakau, o taip žvejyba ir baigsis su keliom lydekom. Dar vienas kibimas. Dar vieną turim. Ketvirta. Pikta šita.
nedidelė. Pamatuosim. Penkiasdešimt 4 centimetrai. Šitą paimsim, prisiminiau, kad mama prašė keletas lydekų. Tai kol visų nepaleidau, įsidėsim. Tegul pliuškenasi. O mes ką, bandom dar sugauti keletą lydekų. Pagal kibimus panašu, kad galbūt radom vietą, kur jos čia laikosi. Po ilgų paieškų nemažą dalį ežero apiplaukiau, į vieną pusę, į kitą pusę. Pakrantės pamėčiau, tai ant voblerių neturėjau kibimų, ant Vestino gumų kybo. Va tokių, bet nieks nepasikirta. Tai va, vidury ežero radau čia žolių ne pagal planą ir vienas kitas kibimas iš eilės. Viena silkė. Ištrašėm. Dar viena tokia mažylė. Penkias iškrapštėm kažkur. Kibimų buvo, bet atsargų šiandien labai. Opa, dar viena. Šitą gal didesnė biškį. Du metimai iš eilės. Penkiasdešimt vienas centimetras biškį gavo, tai keliaus mamai. Antra lydekaitė. Sutvarkiau garsą. Dvi lydekaitės keliaus namo. Būtų smagu dar keletą pagaut ir užsidaryt. Lydeką iki pat paviršiaus atsivijo. Nespėjo paimti. Regis jų čia dar yra. O karšis didelis praplaukė. Gerai matosi su akiniais. Per paviršių šiek tiek veiksmo. Kibimukas dar vienas.
silkutė. Visai perspektyvi vieta. Nu, atsipalaiduok. Greit išlaisvinu. Ir gali bėgt. Tokia šaudyklės puola. Smagu. Žvejyba į pabaigą, tai jos nors iški suaktyvėjo. Na ką, bičiuliai, baigiau žvejybą jau. Plaukiu krantą po truputį. Nu, pasitaiko ir tokių žvejybų. Tikrai nelengvų. Aišku, vieną kitą lydekaitę pavyko pagauti, bet ežeras naujas, tikrai labai didelis. Nėra nei kažkokių labai tieklių, nei gylių, prie ko prisirišti. Sudėtinga. Žuvis visur laksto, migruoja. Aišku, galima bandyti su laivu, mažose gylėse. Matėsi ir tų simbolių, bet norėjosi tiesiog pamėtyti, taip ir praleidau laiką. Aišku, sudėtinga per vieną žvejybą perpasti ežerą. Didžiuliai plotai, yra kur plaukti, yra kur paieškoti, pabandyti. Gal kada dar užsuksiu, gal ne šiemet, gal ne kitais metais. Bet gal kada nors dar užsuksiu čionais. Kem vilkiavimui, tai manau, čia pats tas ežeras gyliai labai nesikeičia. To lygus ir starkių yra, lydekų. Manau, visai smagiai čia galbūt ir pasigauna vasaros laikotarpio. Tai ką, tiek apie šitą žvejybą ir susitiksim kitoje. Viso.